Alvija, dabar norėčiau pakviesti į sceną Novozimis vadovą Karsten Hjort. Head of Innovation. Nando inovacijų vadovą Joną Ignatavičių. Sveiki, ačiū, kad prisijungėte. CFO and co-founder of Finansų direktorių ir vieną iš Leaffood įkūrėjų Nerijų Baliūną. Sveiki. Chairman of Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininką Raimondą Juknevičių. Na ir taip pat Aktek investuotoja IT Food pagrindinį partnerį startuolių ekosistemos ekspertą Augustą Lešiūną. That will take some time. Thank you so much. Dėkoju. Okay, I'm going to stop with Gerai, tai aš dalyvavau daugelį diskusijų, kur žmonės kalbasi, visi apsimeta, kad visi suprato viską, bet, taip nebuvo per jūsų prezentaciją, bet aš tik tai norėjau pasitikslinti. Na ir gal dar porą žmonių taip pat nesuprato to termino. Ką reiškia patikima biodiplomatija? Na, kalbant paprastai, biodiplomatija yra istorijų pasakojimas. Tokiu būdu, kad visi suprastų. Ir kad visi užsidegtų tą daryti. Ar galėtumėte pateikti pavyzdį? I think we Taip, aš manau, kad jau šiandien daug girdėjome puikių pavyzdžių, įrodančių, kad turite turėti aistrą, motyvaciją, turite įkvėpti žmonės. Tai yra tie raktiniai žodžiai, priklausantys istorijų pasakojimui. Ir čia reikia taikyti tam tikrus bendrus standartus, kad jūs suprastų ir reikia kalbėti vieną kalbą ir kalbėti apie tą pačią istoriją. Tai yra biodiplomatija. O kai sakote, kad reikia kalbėti ir turėti istorinės stiprybės ir įvairovę, ar tai reiškia, kad Lietuvos atveju kalbame apie žaliasis technologijas? Jei teisingai supratau, turime pasižiūrėti į save kaip į ūkininkų kraštą ir ieškoti žaliųjų sprendimų ten? Kaip jūs tai paaiškintumėte? Taip. Istorinės stiprybės ir įvairovė taikytina moksliniams tyrimams ir verslui. Galime pasižiūrėti į istoriją, kur mūsų žemės ūkis buvo garsus 1950-ieji, 60-ieji eksportas. Ir mūsų stiprybė įkyla iš ten. Ir tada reikėtų, remiantis tuo pagrindu, kurti kultūrinę istoriją. Mokslininkams. Pavyzdžiui, aš atstovauju Kauno technologijų universitetą. Mes anksčiau pernelyg daug perdirbdavome. Na ir dėl to mums dabar labai lengva pereiti prie laboratorijoje auginamos mėsos istorijos. Tai mes sulauksime daug didesnio sėkmės procento ten, kur jau esame stiprus istoriškai. Žinoma, yra ir kitų pavyzdžių, bet moksliniai tyrimai rodo, kad jūs tam turėtumėte didesnį pagrindą, jei turite istoriją. Pakalbėkime apie bioinovacijas ir labiausiai žadančius sektorius bioekonomikoje. Jūsų įmonėms arba kitur pasidalinkime gerais pavyzdžiais. Jūs atstovaujate Novozimis įmonę, taip? Na, mes ką tik susijungėme su kita Danijos biotechnologijų įmonė, tai pavadinimas jau pasikeitė. O atsiprašome, neturėjome naujausios informacijos, nieko tokio. Tai ko užsiimate, papasakokite. Mes užsiimame biosprendimais, industrinėmis biotechnologijomis.
Dirbame su baltymų vystymo technologijomis, gamybos technologijomis, gaminame baltymų technologijas labai aukštame lygyje, dirbame su mielėmis, taip pat degalų tikslais, dirbame su įvairiomis kultūromis, įvairiems pritaikymams. Kaip manote, jūsų nuomonė, kokia inovacija yra labiausiai daugiausia žadanti? Kalbant apie technologinę pažangą įvykusią per pastaruosius 2 metus ir dabar čia esame Vilniuje, tai tikrai turėtume paminėti CRISP technologijas, genų žirklių technologijas. Ir ši technologija dabar vystosi įspūdingai. Tai leidžia mums daryti naujus dalykus, tai įgalina mus viską daryti daug greičiau ir automatizuočiau. Na, antra, visos šios ryties automatizavimas, duomenimis besiremiantis dizainas leidžia mums taip pat naudotis ir dirbtiniu intelektu, galbūt pradžioje tai vadinsime mašinų mokymusi, bet tai yra inovacijos varomosios jėgos. Ir kiek jau pažengėte su dirbtiniu intelektu? Sakyčiau, kad esame labiau pažengę su mašininiu mokymusi, o ne su dirbtiniu intelektu. Kalbant apie baltymų supratimą, jau buvo padaryta didelė pažanga. Mes jau turime baltymų struktūras, jų sekas. Galime daryti tam tikras prognozes įvairiais būdais. Aš sakyčiau, kad kalbant apie technologijas, tai yra labai svarbu. Tai jei pažvelgtume į tai, kas laukia netolimoje ateityje, tai manau, kad kalbant apie transformacinius pokyčius, kuriuos matysime, tai bus labai svarbu. Šie dalykai jau vyksta šiuo metu. Galimybė panaudoti elektrą ir konvertuoti bet ką į bet ką. Tai vaidins taip pat labai svarbu vaidmenį biotechnologijose. Mūsų įmonė šiuo metu įgyvendina projektą finansuojamą Bilo ir Melindos Geitsų fondo, siekiant konvertuoti anglies dvideginį į baltymus, pirmiausia, redukuojant anglies dvideginį į dujas, o tada paverčiant tai baltymais. Bendradarbiavame su universitetais ir įmonėmis, jos dirba ties panašiais dalykais, tam, kad turėtume tikrai žiedinę anglies ekonomiką. Galima pradėti nuo žaliavos, kuri kelia problemą, ir paversti ją kažkuo naudingu. Ir tai yra labai pigi energija ir tikrai jos yra labai daug. Tai labai gera perspektyva. O ką Nando galėtų pasakyti? Ar jums tai aktualu? Elektra yra esminis šaltinis, įskaitant ir biotechnologijų srityje. Gaila, bet kol kas tam, kad būtų ekonomiškai įgyvendinama fermentacija, mes vis dar priklausome nuo dujų generatorių. Tai bent jau mums tai dujų generatorius yra daug patikimesnis sprendimas. Tai viskas daug labiau lokalizuota. Vienas medžiagas į kitas paversti taip yra daug geriau, kalbant apie cheminę sintezę ir baltymų gamybą. Kaip mes tai darome savo gamyboje, na, o kalbant apie aktyvus mikrobus, tai žinoma,
ten yra daug mažiau anglies pėdsako, bet to mikrobinės medžiagos daro didelį poveikį pačiam dirvožemiui, didinant anglies absorpciją. Na ir iš tiesų, kaip žinau, bus užmegzta taip pat ir nauja partnerystė. Ir tai bus susijęs su biotechnologijomis. Na ir aišku, kad beveik visi žiūrime tą pačią linkmę. Taip pat papildyčiau, kad pagrindinė tendencija taip yra genetika. Genetika yra visur. Genų redagavimas galbūt su CRISP technologija, taip pat nauji genominiai metodai Europoje dabar į juos žiūrima daug palankiau negu kad į GMO. Tai galbūt mes tiek daug ir neatsiliksime inovacijų prasme, kaip kad ankstesnėme GMO cikle, lyginant su JAV. Genetika yra visur ir susiję su viskuo. Genetika taip pat naudoja didelius duomenis, dirbtinį intelektą, duomenų modeliavimą ir tokiu būdu kuriami nauji produktai. Tai dabartinė didžioji tendencija yra genetika, o kas dar? Second big trend is that fermentation. Kita tendencija yra, kad fermentacija yra ta technologija, kuri yra vis daugiau ir dažniau panaudojama. Šiandien kyla diskusijos vis sveikatos mokslų ir Invest Lithuania partnerių ir kalbėjome apie tai, kad dabar yra labai sunku konkuruoti su infliacijos mažinimo aktų, nes JAV ir Kanadoje daug yra investuojama fermentacijos įrenginius ir tai man primena, kad kaip buvo tiesiami keliai automobiliams. Tada buvo ir pluoštas, kad internetas toliau plėtotųsi, į jį buvo investuojama, dabar į fermentacijos įrenginius, jie yra labai skatinami. Bet 98% visos fermentacijos pajėgumų jau yra išnaudota ir paklausa yra daug didesnė nei pajėgumai. Taip, naujos technologijos, naujos sritys, taip pat pajėgumai ir kai kalbama apie augalus, bakterijas, maisto inžineriją, genų redagavimą, duomenų modelius. O ką nano daro? Aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Tai, ką aš matau kaip tendencija, mes, kaip maža ir vidutinė įmonė, norime konkuruoti su didelėm įmonėm, kurios investuoja daug. Ir mūsų požiūris turi būti kitoks. Didelės įmonės, didelių duomenų perteikimų, tai genetinė seka, gali užsiimti ir tas technologijas kurti pas save savo įmonėse. Tai kas tai yra? Jums brangiau? Ne, mes negalime tiesiog to padaryti taip arba nusipirkti naujas startuolės. Tokioms įmonėms kaip mūsų mes turime dirbti ties kitokiu modeliu, turime remtis bendradarbiavimu. Ir gerai yra tai, kad yra vis daugiau ir daugiau specializuotų startuolių, kurie dirba su genetinės sekos nustatymu, taip pat selekcijos metodais, taip pat įvairių štamų modeliavimu, metabolitų analize, įvairiais startuoliais skirtingose srityse. Ir tada galime bendradarbiauti ir susijęti žinias iš skirtingų įmonių startuolių. Pasinaudoti naujausioms technologijoms, kuriant produktus. Nes nesame didelė kapitalo prasme įmonė, tai yra tendencija, kuri yra matoma. Ir toks bendradarbiavimas yra reikalingas tokioms įmonėms kaip mūsų, tam, kad galėtų konkuruoti su didelėm įmonėm.
O kaip Leafood ir bendradarbiavimas? Mes užsiėmame vertikaliuoju ūkininkavimu. Kas nežino, turime didelį sandėlį, kur auginame žoleles, taip pat salotas. Prieš 3 metus buvau finansistas, ekonomistas, bet pernai atidarėme vertikalų didžiausią ūkį čia Vilniuje. Tas perėjimas nuo finansinės pusės prie prie ūkinės prasidėjo bendradarbiavimu. Viskas prasidėjo nuo idėjos, proceso. Ką turite omenyje? Finansų sektoriuje kažkas tiesiog tokią idėją pasisėmė ir dabar kiti ją perėmė. Kaip jūs finansuojate, kaip jūs tą vertikalų ūkininkavimą? Iš esmės, buvau rizikos kapitalo fondo dalyvis, o dabar jūs auginate salotas. Taip, auginu salotas. Iš esmės, mano kolega tuometinis ieškojo pinigų savo minčiai įgyvendinti. Mes susitikom, mes radom bendrų taškų, bendrų idėjų, o kalbant apie bendradarbiavimą, kalbant rimčiau, mes bendradarbiavome su Taivano įmonė. Tai yra viena iš pažangiausių vertikalių ūkių įmonių pasaulyje. Mes neturėjome išradinėti dviračio. Turėjome bendradarbiauti su partneriais, turėjome galvoti apie technologijas ir daugiau sužinojome apie rinką, apie pardavimus, apie finansavimą. Tai, kas vyksta Taivanėje, taigi mes bendradarbiavome daug skirtingais lygiais. Taivaniečiai irgi dirba čia Lietuvoje, skirtinguose sektoriuose. Kokios yra dabartinės tendencijos ir ateities tendencijos, kurias jūs matote? Aš galiu kalbėti apie vertikalų ūkininkavimą, apie jį daugiau galėčiau papasakoti. Visų pirma, prieš 10 metų buvo tokia tendencija, ji prasidėjo prieš 10 metų. Buvo tikrai įdomios istorijos apie 100 000 pinigų surinktų tokiems startuoliams. Ir pernai metais, gal prieš 3 mėnesius, prasidėjo žlugimas. Ir visi pastebėjo, kad tie milijonai dolerių yra apie nieką. Yra daug technologijų, bet tai, kad suvokti, kokia yra bėda, išlaikyti tą bėdos liniją yra sudėtinga. Ir nuo pat pirmos dienos mes nusprendėme pasikliauti bėdą, labai, taip sakant, jautriai vertiname kapitalą, norėjome būti pirmoji europietiška ir pelninga vertikali ferma, ūkis. Mes pradėjome ties tuo dirbti. Ir šioje srityje, man atrodo, tai būtų tikrai geras pasiekimas. Taigi, nuo didelių vertinimų, didelių minčių sugrįžti reikia prie ant žemės, kur pinigai galėtų pakeisti kažką. Ačiū, Raimundas Niuknevičius. Jūs tada, knowledge, gerai, kaip jūs sakytumėt, kokios yra geriausi pavyzdžiai, geriausios praktikos, kaip ūkininkai, mes čia daug labai kalbėjom apie ūkininkus, kiek jie nori būti ūkininkais, kiek jiems reikia turėti ir kitokių žinių, kiek jie apskritai, kaip ir visuomet panašiuose formatuose kalbame, yra linkę naujas technologijas įdiegti ir apie jas galvoti. Ar duotumėt kokių nors pavyzdžių,
tarp ūkininkų, kurie žemės ūkyje kažkokias inovacijas skatina, diegia, siūlo ir jomis džiaugiasi? Pirmiausia, tai žemės ūkis yra 125 000 ūkininkų, jeigu taip pasirėmų statistiką, atstovauju ūkininkų sąjungą, kurioje yra apie 5000 narių. Ir šitoje bendruomenėje, ko gero, didžioji dalis tų progresyviausių ūkių, tie, kurie iš žemės ūkio išgyvena, tai yra pagrindinės jų pajamos. Ir todėl ūkininkų sąjungos narių tarpe didesnė dalis yra tie progresyvesni žemės ūkio atstovai, kurie tas inovacijas savo ūkėje stengiasi taikyti ir būti vienu žingsniu toliau pažengę negu kolegos ir tai būti lyderiais savo srityje. Be abejo, lyderiai tai reiškia didesnės pajamos. Ir verslui tas yra aktualu. Dabar, jei kalbant apie tas technologijas, kurios yra taikoma žemės ūkyje, tai kadangi žemės ūkis yra daug šakų, tai kiekviena šaka tikriausiai turi ir savo tas biotechnologijas, kurios joms tampa labiausiai svarbios. Kas jums pirmiausia vis tiek šauna į galvą? Kas daro tokią didžiausią įspūdį, kokią nors biotech? Man paprasčiausia pačiam kaip ūkininkui augalininkystės sektoriuje, tai be abejo tai yra žemė, tai yra mūsų pagrindinė gamybos priemonė ir tos žemės našumas, jo išsaugojimas atitinkamai tada sveikatos, kad toje žemėje pakaktų mikroorganizmų, kad galėtumėm tokiu būdu mažinti tiesiog mineralinių trąšų naudojimą. Ir kokios technologijos mums padeda tą daryti? Technologijos, tai kolegos šičia ir tie, kurie gamina produktus, o mes esam tie, kurie tos produktus išbandom pirmiausiai. Aišku, labiau norisi tai, kad turėtumėm garantuotus produktus, kuriuos nereikėtų eksperimentuoti. Deja, dabar ūkininkai dažnu atveju yra tai, kad įsitikinti, kurie produktai yra labiau efektyvus, kad ir, sakykime, dėl to paties azoto fiksavimo, tenais to augalam neprieinamo fosforo skaidimo ar kitus tokius produktus, kurie didina humusingumą, mažina, leidžia greičiau skaidytis organikai diruoja. Visiems tiem produktam yra nemažai analogų ir tuos analogus dažnu atveju mes kiekvieną savo ūkyje daromės eksperimentus. Kas yra gerai, tai kada yra bendruomenės kaip ūkininkų sąjunga, tai tada nebereikia kiekvienam ūkyje daryti. Bet tikrai kartais pasigendam, nors esam Lietuvos žemės ūkio konsultavimų tarnybos dalininkai kaip ūkininkų sąjunga. Dažnu atveju pasigendam tai, kad tų pasiūlymų ir tų idėjų, kaip galima ūkininkauti ir tvariau ir tuo pačiu efektyviau, ekonomiškai, bet tų pritaikomų produktų atsirinkimui tenka dar pakankamai daug laiko investuoti. Tai ar idėjų trūksta, ar per daug sunku atsirinkti produktų? Manau, kad idėjų tikrai netrūksta. Man taip atrodo, kad pasiūla yra tokia didelė, kad atsirinkti produktus, kurie yra efektyviausi ir pasiteisina. Nes mes kalbam apie tai, kad turim produktų, kurie yra ir Lietuvos gamintojų gaminamo, turim produktų, kurie yra įvežtiniai produktai ir kai mes kalbam apie bakterijas, grybus, kartais palygini tos produktus ir bandai suprasti, kodėl tas efektyvumas skiriasi. Vienu atveju gali būti galbūt tai, kad ten sako, Lietuvos klimatas netinkamas buvo ir dėl to nėra tokio efekto. Taip, mes dažnu atveju susiduriam su labai ekstremaliom situacijom, kada yra užmirkimai arba atvirkščiai yra labai daug ilgas tarpas, kada yra aukštos temperatūros ir atvirkščiai trūksta drėgmės. Tai vis tiek, bet kuriuo atveju dabar labiau susikoncentravau į tai, kas yra augalininkystės sektorėje kalbėti, bet vis tiek norisi pasakyti ir tą dalyką, tai, kad tų biotechnologijų, kurio žemės ūkyje taip pat yra svarbios, pavyzdžiui, gyvulininkystės paėmkim sritį, tai ten be abejo, tai pirmas dalykas gyvulininkystė, tai yra patys gyvuliai, tai yra pačių gyvulių selekcija, jų veislės, kad jos būtų ir produktyvesnės ir tuo pačiu, to paties metano išskirtų mažiau.
Ir tada mes turim produktų tokių, na, liaudiškai tariant, sakant, mėšlas, kuris turi kvapą, nemalonų, aplinkiniai žmonės dažnu atveju skundžiasi, kad jo to kvapo yra per daug. Tada mes turim produktų, kurie mažina ir kvapą ir tuo pačiu leidžia išsaugoti tame produkte, kaip šalutiniam produkte, būtent tas gerasias savybės. Tai yra būtent kaip trąša, neišgarinti to paties azoto tiek daug į aplinką. Tai jeigu pasižiūrėti tai, kad žemės ūkis tai yra tuo pačiu ir žaliavų šaltinis būtent tai šitai pramoniai, tai mūsų be abejo tų lyderių noras tai surinkti kiek įmanoma daugiau informacijos, ją taikyti, o kaip ir visiems verslam norėtųsi gauti garantuotą rezultatą, kuo gražiau ir su mažesniais įdėjimais, kad nereikėtų tiesiog eksperimentuoti ūkiuose. Tai tokie tik tais mūsų lūkesčiai. Ačiū, Augustai. Let's go back to my initial question and single out a... Dabar norėčiau sugrįžti prie pirminio klausimo ir pakalbėti apie inovacijas, kurios jums atrodo labiausia, daugiausia žadančios, skatinant bioekonomiką. Iš pradžių juokitės iš mano šlubuojančios kojos, dabar jau klausėte apie tai. Užduosiu paprastesnį klausimą. Jūs esate investuotojas, kalbatės su startuolėmis. Kokios yra tendencijos, kurios padėtų bioekonomikai, ar jauni žmonės nori dėti pastangas ir dirbti šioje srityje, ar galvoja, kad šis sritis yra per daug reguliuojanti, per sudėtinga. Aš dabar pakomentuosiu šią dalį, bet taip pat ir Nerijaus dalį apie EBITDA vertinimą. Na, aš manau, kad reikėtų tam tikrų krypčių, kurios ir aš tikiu biotechnologijom, kai kalbėjau iš pat pradžių, žmonės sakė, kad biotechnologijos nėra sektorius, tai yra cross-sektorinis dalykas. Aš tikiu, kad technologijos turi būti tarpdisciplininis dalykas, tarpsektorinis dalykas. Chemikai, agronomai, matematikai, fizikai turi dirbti kartu. Kai susijęs skirtingus mokslus, tada įvyksta stebuklai. Kai stebiu startuolius, ar matote tokių bendradarbiavimo pavyzdžių, startuolių, kurios bendradarbiauja įvairiose mokslo srityse? Yra daug. Ir kai ateis iš kitos salės kolegos, tai pamatysime, kas yra laimėtojai. Nenorėčiau rodyti pirštais. Daug startuolių, kas man nepatinka, nori vertinimą pasididinti, pasinaudodami tokiais raktiniais žodžiais kaip žalias, biotechnologijoms palankus. Ir Grigoris tą patį turbūt pasakys, kad startuolės ne pelno siekia, bet bando kaip uždidinti įmonės vertę popieriaus. Ir kuo daugiau tų raktinių žodžių yra, tuo daugiau vertės ant popieriaus galėsi susikurti. Na ir pabaigdamas pateiksiu paprastą pavyzdį. Aš šiemet investavau į kelias įmonės, bet viena, pavyzdžiui, buvo puikūs vaikinai, tikrai sunkiai dirbantis fondų valdytojai. Per pastarosius metus jie buvo nupirkti taip, ataskaitas siuntė. Antrame pusmetyje pardavė pusę įmonės iš 20 portfelyje. Ir iš 20 sugrąžino daugiau nei pusę investicijų.
Jie neskatino vertinimo, nepasako, kad mes ant popieriaus esame labai turtingi. Tai buvo tikrai puiku, tikrai gerai dirbantis, parodė gerą rezultatą, kai aš pamatau į savo sąskaitą ateinančius čia pinigų sumas. Ir tampa viskas aišku. Kitas fondas susisiekė su manimi, kai keliavau tose šalise, kurias rodžiau jums nuotraukose. Ir jis pradėjo rašyti apie tai, kaip jie atliko išsamų patikrinimą, auditą 5 ar 6 įmonių. Ir 5 auditoriai pasakė, kad portfelio vertinimas padidėjo 5 kartais. Aš klausiu, kiek tu pervedei po pirminės investicijos pinigų į mano sąskaitą. Tai buvo 0. Aš negaliu ateiti į barą ir pasakyti jiems, kad galėtumėt tą vertinimą man atskaityti ir man padaryti kokteilį, nes grynieji sąskaitoje yra grynieji sąskaitoje. Visi investuotojai nori investuoti pinigus ir gauti grąžą. Tai yra paprasta. Pamirškim visus vertinimus ir galvokim apie grynuosius pinigus, kaip Nerijus ir sakė. Mes daugiau dėmesio skiriame EBITDA, o ne hipotetiniams vertinimams. Ar jūs, Nerijau, norėtumėt pakomentuoti ar apie tai, ką sakė Augustas, ar norite pasislėpti po tais raktiniais žodžiais? Trumpas komentaras. Na, kaip padvigubinti vertę, pridėkite dirbtinis intelektas prie savo pavadinimo ir užteks. Tai toksai madingas žodelis, taip, šiais laikais. Žinote, tai nes tai trendina, sakykime. Na, tęsiant istoriją apie vertės padvigubinimą, tai prisiminkime, kas vyko 2000-aisiais. Kad ir ką darytumėte, pridėkite .com. Jei tais laikais turėjote .com, tai galėjote 100 kartų padidinti vertę. Na, aišku, dabar be interneto jau nebeįsivaizduotume savo gyvenimo, tai ir su dirbtiniu intelektu tas pats, bet pagal apibrėžimą dirbtinis intelektas nėra algoritmas, kuris kažką apskaičiuoja, tai yra plačiau, bet aš manau, kad po 10 metų, per šį 10 metų daugelis praras pinigus, daug kas praras darbus, draugus, tai bus problema. Bet aš asmeniškai negaliu įsivaizduoti gyvenimo be dirbtinio intelekto po 10 metų ir, aišku, negaliu įsivaizduoti, kaip jis atrodys po to laiko. Tai, Karstenai, nieko blogo prirašyti DI šalia tavo kiekvienos idėjos. Na, bent jau iš mano šalyje, mano srityje, dirbtinis intelektas nėra tikslas pats savaime, kurį galėtum panaudoti. Toje pramonės šakoje, kur aš esu, manau, kad niekam nerūpi, kaip mes gauname tą gerą rezultatą. Jiems svarbiausia, ką mes galime iš tiesų pasiekti. Mes nesame tokia įmonė, kuri žada produktus. Na, iš tiesų mes ir žadame, bet turime produktų rinkoje. Tai jau yra įsitvirtinusi pramonės šaka. Ir mes nepradedame kažko visiškai naujo. Toje pramonėje, kur aš esu, tai nėra problema. Turiu labai įdomų klausimą. Bet aš paprašysiu jūsų paminėti tendenciją kiekvienoje iš sričių. Klausimas yra toks. Daugelis kalbėtojų šiandien ragino įgyvendinti skaitmenizaciją ūkininkavime. Paminėkite 5, 3 ar, sakyčiau, 1 sritį arba procesą, kurį reikėtų skaitmenizuoti pirmiausia. Jonai. Na,
Aš gal kalbėčiau apie tai, kur mes dirbame. Tai būtų biota genetinė analizė. Kodėl? Ne, aš manau, kad žemės ūkyje, precizinėme žemės ūkyje, mes skanuojame laukus, gyvendame analizę ir žiūrime, kaip preciziškai galėtume panaudoti mineralinės trąšas. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad tikslusis ūkininkavimas 2.0 išspręs problemas. Ir remiantis duomenimis, ypač kalbant apie didžiųjų duomenų modeliavimą, mums, aišku, prireiks kažkiek laiko, kad tos technologijos taptų pigesnės, bet galiausiai ten nueisime. Čia buvo išreikšta labai gera pastaba. Kad reikės tokių produktų, kurie atneštų geriausius rezultatus. Na ir mes taip pat tuo užsiimame. Pavyzdžiui, mikroorganizmai yra įterpiami į dirvą, kaip kolega kalbėjo, į mėšlą. Galbūt, kartais tai nėra geriausias variantas, bet yra kaip yra. Nes žinant, kas yra jūsų dirvoje, kaip siejasi tarpusavyje grybai, kokia yra cheminė, fizinė dirvos struktūra, visi tie surinkti duomenys ir modeliai gali jums pasiūlyti, ką daryti. Galbūt reikės pritaikyti ne kažkokius mikrobus, bet pridėti druskų į tą dirvožemį arba įterpti konkrečias bakterijas, kurios galės geriau sintetinti tą dirvožemį negu kad kitomis sąlygomis. Tai šiuo metu mes taikome tokias biologinės technologijas, galbūt šiek tiek aklai. Tokiu būdu mes ir sukūrėme savo produktus. Turime daugybę atmainų ir siekiame, kad bent jau kai kurios iš jų pasiektų kažkokį rezultatą, bet ateityje, po 10 metų, manau, kad ūkininkai galės paimti dirvožemio mėginį ir pamatyti, kokie yra to dirvožemio biologiniai, cheminiai ir kiti parametrai. Ir modelis galės jiems pademonstruoti, kaip geriausiai panaudoti tą dirvožemį, kad jis atneštų efektyvius rezultatus. Tai toks būtų mano ateities įsivaizdavimas. Pone Juknevičiau, kaip jums visą tai skamba? Paimti dirvožemio mėginį ir viską sužinoti apie biotą. Ir puiku, supratau klausimą ir iš tikrųjų tai... Yes, indeed, I understood the question. Yes, it would be excellent if we were able to have a maximum of data, and by modeling we could achieve a certain desired effect, to achieve more with less. So here we agronomists, agroscientists, dream of those times when DI would let us breathe, because each year we are doing the same exercise. We agroscientists are gathering each year and discussing as to why haven't we reached the desired result. So I believe that here we would gladly yield this matter to the DI so that it would solve this perennial issue for us. And it would be excellent if DI processed all the data that we have both now and in the future. Of course, we are also discussing as to what there is in the soil, and there are many variations as to what could be inserted into the soil so that we could achieve the best result. And there are endless combinations so that DI would sweat in order to achieve results. So what would be your answer to this question? Please name an area that could be digitalized first in agriculture. What would be your answer? Because I haven't heard a single answer. I have just heard a comment on the importance of Jonas' idea. I'm sorry, I
failed to understand your question. Well, we have this question from the audience. Pasakykite 3 sritis žemės ūkyje, kurias reikėtų skaitmenizuoti pirmiausia. Kurios pirmiausiai turėtų skaitmenizuotis. Lietuvos žemės ūkis, aišku, yra tai 70% augalininkystės, tai tikriausiai skaitmenizavimas augalininkystėje duotų didžiausią efektą. Skaitmenizavimas augalininkystėje tai jau to proceso mes turim tokį prasidėjusią. Tai pirmiausias dalykas yra tai, kad būtų gerai, kad dengiamumas 100% būtų būtent kaip va čia ir kolegos kalba, ištyrus dirvožemį, tręšti ir naudoti produktų ten, kur reikia ir kiek reikia. Šitam dalykui manau, kad tai duotų tikrai didelį efektą ir dėl to dalyko buvo ir iš ūkininkų pusės, ūkininkų sąjungos pusės prašymas tai, kad politikai irgi atsižvelgtų ir paremtų būtent skaitmenizavimą šitoje srityje. Pirmiausia, manau, kad tręšimas, jo optimizavimas duotų ko gero didžiausią efektą. O kalbant apie kitas sritis, taigi vėl yra, gyvulininkystė, nesu toksai didelis specialistas, bet įsivaizduoju, tos pačios yra problemos. Tai būtent pasižiūrėti ten, kur yra daugiausia ekonominio efekto gaunanti vieta, tikriausiai gal nesiplėsiu, paskui galiu nuvažiuoti truputį į šalį. Gerai, stabtelkim čia. Karsten, did you have a comment? Because... Karstenai, jūs galbūt galėtumėte pakomentuoti. Klausimas yra užduotas. Jūs galėtumėte taip pat pakomentuoti ir apie skaitmenizavimą žemės ūkio srityje. Arba užduosiu kitą klausimą. Karstenai, jūs atstovaujate pasauliniai inovatyviai įmoniai. Kokį patarimą pateiktumėte mažesniems inovatoriams ir Lietuvai kaip šaliai siekiant pažangos bioekonomikoje? Puikus klausimas. Kalbėdamasi su startuoliais, mažomis vidutinėmis įmonėmis, girdžiu, kad paprastai daugelis iš jų yra labai geri inovacijų srityje, produktų srityje, bet jie nesugeba pateikti produktų į rinką. Taigi, reikėtų sugebėti ne tik pagaminti produktą, bet taip pat pasiekti masto ekonomiką, pateikti į rinką. Reikėtų sukurti tokią sistemą, kurioje galėtumėte pagaminti produktą tą kainą, kuri tiktų rinkai. Atrodo, kad čia susiduriama su nesėkme. Žinau daugelį įmonių panašių į mūsų įmonę, kuomet jos nesugeba pasiekti masto ekonomikos ir dėl to meta tų projektų įgyvendinimą. Bio gamybos galimybės, masto ekonomikos galimybės turėtų būti suteikiamos toms įmonėms, kurios iš tiesų tai įgyvendina. Iš savo patirties matau, kad daugelis mažų įmonių sako, kad yra sunku rasti didelių įmonių vadovų, kurie galėtų padėti joms su šiais dalykais. Kai jau perinama prie to etapo, bent jau maisto pramonėje arba pašarų pramonėje, tai iš savo patirties matau, kad daugelis europinių įmonių, kurios nori pateikti savo produktus į Europos rinką, pradeda svarstyti apie reguliavimo aspektus labai vėlame etape. Ir pagal europinę sistemą apie tai reikia pradėti galvoti jau nuo pat pirmosios dienos. Visi eksperimentai, kuriuos turėsite įgyvendinti, siekiant pademonstruoti jūsų produkto saugumą, apie juos reikės pranešti nuo pat pirmos dienos. Žinau įmonių, kurios to nedaro, taigi jos turi pakartoti daugelį dalykų, kuriuos padarė ankstyvame etape, vien tam, kad atitiktų tuos reikalavimus, bet neturi tam kapitalo.
Be to, reikėtų pakalbėti ir apie laiką, kurio reikia gauti produkto patvirtinimą ES, tai yra labai ilgas laikas. Augustai, ką galima būtų padaryti, kad produktai būtų pateikti į rinką greičiau? Apie tai kalbėjome taip pat ir šiandienos pirminėse sesijose. Grįžkime vėl prie šios minties. Visų pirma, reikia pagaminti produktus, nes startuolių ekosistemoje prototipų kūrimas yra daug dažnesnis negu kad produktų kūrimas. Ir kai yra kuriami prototipai, tai žinote, namuose, rūsyje arba garaže, kaip kad buvo Microsoft pradžios laikais. Na, tai gali vykti taip pat ir laboratorijoje, kai tai yra labiau susijęs su mokslu. Tai to užtenka, bet kai tai yra ištestuojama praktikoje, realiame gyvenime, tai žlunga. Ir kai kažkas paminėjo statistiką, kad 80% startuolių žlunga, tai sakyčiau, kad 95% prototipų žlunga. Tai yra viena. Žinau, kad yra lengviau. Na, prieš 20 metų aš ir pats buvau įmonės steigėjas ir pats susidūriau su tais klausimais. Dabar šiandien viskas yra tas taip pat. Nes kai žmonės įsteigia įmonę, jie tikrai ją tiki. Ir jie nori pasiekti kažkokių tikslų, apčiuopiamų tikslų, ir prototipo sukūrimas yra daug lengviau pasiekiamas negu kad produkto pateikimas į rinką. Prototipų kūrimas yra vienas iš tų etapų, kuriant produktą, žinoma. Bet aš matau, kad trūksta žmonių, kurie mėgintų sukurti produktą, o ne prototipą. Tai yra viena. Antra, sakyčiau, kad žmonės, ypač iš aukštųjų technologijų startuolių, turėtų prisiminti, kad vėžio gydymas paslėptas kažkur spintoje, na, ne paskleis žinios rinkoje. Reikia eiti į viešumą, reikia būti sugėdintam, atmestam tūkstančius kartų. Ir reikia tai išgyventi. Aišku, viskas priklauso. Tai gali būti ne vienas žmogus, o pagrindinė komanda. Bet be pardavimų negalime pateikti produkto į rinką. Ačiū. Taigi reikia gaminti produktus, ne prototipus, nebijoti būti sugėdintam. Kas dar, Jonai? Aš norėjau papildyti tai, kas buvo pasakyta. Nando kompanijoje mes visuomet turime atsakyti į tą patį klausimą. Kas yra svarbiausias dalykas jūsų įmonėje? Visuomet sakome, kad turime tik tai 2 svarbiausius dalykus – mokslinius tyrimus ir plėtrą ir pardavimus. Tai visi ištekliai yra skirti šiems 2 dalykams. Viskas yra paprasta. Mes visuomet užduodame šį klausimą gamybos departamente, rinkodaros departamente. Ką turėtume daryti, ko neturėtume daryti, ar tas veiksmas padės moksliniams tyrimams ir plėtrai ir pardavimams. Viskas prasideda nuo šių 2 dalykų, o visa kita netiek svarbu. Su kokiamis kliūtimis susiduria biotechnologijų pramonė ir kodėl biotechnologijų revoliucija nevyksta greičiau? Šis klausimas visiems. Galėčiau pradėti. Na, mano manymu, visų pirma, tai priklauso nuo žinių. Antra, motyvacija. Tai priklauso nuo to, ar esate vienas ar komandoje. Taip pat priklauso nuo to, ar turite istorinės patirties, ar esate naujokas. Taigi, skirtingose situacijose reikia išspręsti skirtingas kliūtis. Žmonės ateinantys į mūsų universitetą, mes jiems kalbame apie istorijas. Grįžtu vėl prie to, nes matome
kad tam tikros kliūtys kyla klientui arba startuoliui arba žmogui. Ir čia galima pasakyti jiems, su kokiamis kliūtimis jie susidurs. Ir jei jie susiduria su kliūtimis, mes turime parodyti kelią, kaip paspartinti tuos procesus, kad pasiektume žiedinės bioekonomikos tikslus. Tai viskas priklauso nuo įvairių barjerų, bet manau, kad žinių trūkumas ir motyvacijos trūkumas yra svarbiausi. Taip pat reikėtų pradėti galvoti nuo savęs, kur aš esu, ką turiu padaryti, kad viską paspartinčiau. Karsten, kodėl biorevoliucija nevyksta greičiau? Manau, kad tai čia yra keletas priežasčių. Europa yra izoliuota savo reguliacinėje sistemoje, apie kurią kalbėjau. Visa tai be abejonės sulėtina procesus. Taip pat yra svarbių pasaulinių variklių, tai yra netvarios technologijos. Mes konkuruojame su jomis. Nafta yra vis dar pigi. Jei žiūrime į anglies kainą, tai yra dar pigiau negu nafta. Negu kad kiti ištekliai, kurių mums reikia bioekonomikai. Vartotojai, piliečiai nėra linkę priimti daugelio sprendimų, kuriuos galime pateikti. Aš manau, kad šie dalykai tikriausiai yra patys svarbiausi. Paminėjote visuomenę ir norėčiau užduoti klausimą apie tai ir pirmiausia norėčiau pasitikslinti, ar tai, kad jūs grįžote, jau turime laimėtoją? Taigi dar porą minučių ir tuomet turėsime startuolių apdovanojimų ceremoniją. Taigi dabar turiu klausimą iš auditorijos. Čia grįžtame prie produkto pateikimo į rinką, o produkto išlaikymas lentynose yra dar sudėtingesnis. Tai kokį vaidmenį vaidina visuomenė ir kaip mes ją galime įtraukti į procesą, kad visuomenė žinotų apie šios naujus produktus ir jų poveikį pasauliniu lygiu. Tai yra svarbus klausimas. Jonai, jūs norėjote atsakyti galbūt, arba Nerijau. Na, aš pradėsiu, Nerijus gal papildys. Na, svarbu, kurioje vietovėje yra ta visuomenė. Mes kaip europiečiai turime kritiškai vertinti, kiek mes imamės to reguliavimo. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, yra siekiama, kad žemės ūkis naudotų daug mažiau vandens, kad būtų precizinis ūkininkavimas ir tam yra naudojami dronai. Bet tai prieštarauja žaliojo kurso idėjoms, bet tai yra nelegalu. Dar vienas atvejis iš mūsų darbo. Mes užsiimame darbo su mikrobais, terpiame sporas į mineralinės trąšas. Turime įspūdingus gerus rezultatus. Ir siekiant skaidriai tai reklamuoti, tai yra neįmanoma pagal Europos reglamentavimą. Mes tai turime pavadinti nešvarumais mineraluose ir siekiame tiesiog apeiti tam tikrą reglamentavimą, bet tai būtų tikrai labai efektyvu ūkininkams, bet kiekvienoje srityje susiduri su reguliaciniais barjerais ir tada turi viską daryti beveik nelegaliai. Bet tai yra Europa, mes čia taip ir dirbame. Nerijau, ar sutiktumėte? Reguliaciniai barjerai, visuomenės barjerai, kas kliudo įgyvendinti tą revoliuciją? Na, aš netarsiu žodžio reglamentavimas, nes jau čia daug kartų apie tai buvo užsiminta. Bet aš sakyčiau, ką mes galime padaryti, nepaisant reglamentavimo, yra šviesti, aiškinti rinkai apie jūsų produktą, apie tai, ką darote, parodyti, kad čia nėra nieko pavojingo, nesveiko ar dar ko nors. O ką turite omenyje sakyti, mokyti
rinką. Tai reklamuoti jūsų produktą? Galėtų būti taip, bet mes dirbame kitaip. Tai kągi mes darome? Mes nesakome, kad reguliuotojas neleidžia mums pateikti, sakykime, organinės etiketės, ekologinės etiketės, nes dirbame ne dirvoje, žemėje, o vandenyje. Visi susidurėme su tuo pačiu dalyku Europoje, bet turime šviesti. Kviečiame vaikus, partnerius, rodome, kaip auginame, ką veikiame, kodėl esame kitokie, kodėl nenaudojame pesticidų, kodėl lentynose mūsų produktai stovi tik tai 1 ar 2 dienas, kodėl esame kitokie nei kiti. Na, tai galima pavadinti reklama, pardavimais, bet mes tai vadiname švietimu. That's a very poetic way to put it. Augustas, one final Labai poetiškas apibūdinimas. Koks būtų paskutinis komentaras, kad bioevoliucija vyktų greitai? Ką turėtume padaryti? Na, galiu tik pasakyti, kodėl ji nevykstų. Taip, nebūčiau čia ir būčiau milijardierius, jeigu žinočiau atsakymo. Tai nėra to patarimo. Negali vykti viskas greičiau dėl godumo. Dėl godumo kapitalui, pinigams, žmonių godumo. Tų, kurie turi kapitalą sukaupę. Kai kalbame apie investicijas, daug paprasčiau ir greičiau sugrąžinti investicijas dėl to, ką galima greitai parduoti, programinė įranga, ką galite parduoti ir Lietuvoje, ir Šanchajuje. Kai kalbam apie biotechnologijas, produktus, kur reikia gamybos proceso, tai taip greitai negalite padidinti jų pardavimo. Ir aišku, taip galite prisitaikyti prie skirtingų rinkų, tai užtrunka ir investuotojams reikia elgtis strategiškai. Jie turi turėti pajėgumų tą daryti. Ir kai kalbame apie tai, kad turime susiaurinti savo pajėgumus 10%, ir ne visiems patinka biotechnologijos. Ir čia yra pagrindinė problema. Ir per ilgą laiką tikrai bus tas proveržis, aš to tikiu, bet investuotojai yra godus ir aš pats esu godus. Tai yra normalu, na taip, iš esmės normalu. Dėl to yra tas atskirtas kapitalas, kuris yra investuojamas į ilgalaikius projektus. Tai kapitalo, godumas kapitalui. Gerai, nebūkime tokie godus, būkime atviri ir pasveikinsime greitai tą laimėtoją įmonės startuolės. Paprašysiu visų paploti ir padėkoti pasisakiusiems.